Sveiki! Parodysiu, kaip per kelias minutes lengvai ir paprastai pradėti skaityti elektroninės knygas išmaniajame telefone ar planšetėje. Jei turite Samsung, Sony, LG ar panašų išmanųjį ar planšetę, kurios bent vienoje vietoje matėte užrašą Android, ši instrukcija kaip tik jums. Pradedame. Spusteliu play parduotuvės piktogramą. Kadangi ieškosiu skaityklės elektroninėms knygoms, kurių formatas EPUB, tai paieškos laukelėje ir surenku EPUB. Matau sąrašą įvairių EPUB skaityklių, jos skiriasi savo patogumu, universalumu ir galimybėmis. Siūlau rinktis FB Reader, kurią pats naudoju jau kokį 10 metį. Spusteliu įdiegti, priimti. Kiek lukteliu ir kai programa įdiegta, atidarau ją. Pravartu pasiskaityti instrukcijas. Čia matome testinę knygą, įvadą, grįžtu į namų ekraną, o dabar internete ieškosiu EPUB knygų. Surenku adresą naujas vardas LT. Žinoma, tų nemokamų EPUB knygų pilna ir kitur, tiesiog reikia paguglinti ar eiti tiesiai į skaityklę LT, knygos LT ir panašiai. Aš ieškau populiaraus autoriaus Regimanto Dimos. Štai jis, spaudžiu daugiau. Randu nuorodą atsisiųsti EPUB formatu. Paspaudžiu, pasirenku FB Reader. Tik kartą galbūt ateity persigalvosiu. Matau viršuje užrašą Book Downloaded. Ir spaudžiu ant atsiųstos knygos. Štai, galime pradėti skaityti. Spust dešinėje puslapį į priekį. Spust kairėje puslapį atgal. Spust per vidurį daugybė įvairių gėrybių. Informacija apie knygą, turinys. Nakties režimas. Daugybė nuostatų. Galiu pakeisti šriftą. Galiu keisti šrifto dydį. Be abejo, panašių būdų atsisiųsti ir skaityti yra ne vienas ir net ne 10, parodžiau vieną paprasčiausių. Būkite žingeidūs, išbandykite įvairias FB Reader ir kitų programėlių nuostatas ir galbūt pajusite, kad šitaip skaityti knygas kur kas patogiau nei ant popieriaus. Aš jau pajutau. Iki.